Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Paaukoja gyvybę dėl Kristaus. Visi sėdintys taryboje įsmeigė į jį akis ir matė, kad jo veidas tartum angelo. Apaštalų darbų 6 skyrius 15 eilutė. Steponas, aktyviausias iš 7 diakonų, buvo labai pamaldus ir tikintis žmogus. Jis uoliai dirbo dėl Kristaus ir drąsiai skelbė savo tikėjimą. Išsilavinę rabinai ir įstatymo daktarai įsitraukė į viešą diskusiją su juo, tikėdamiesi lengvos pergalės. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Apaštalų darbų 6 skyrius 10 eilutė. Kunigai ir valdininkai matė jėgą, lydėjusią Stepono pamokslavimą, ir tai juos pripildė karčios neapykantos. Jie suėmė Steponą ir atidavė Sinedriono teismui. Ten buvo Saulius iš Tarso, aktyviai pasisakantis prieš Steponą. Įrodinėdamas, kad Steponas pamokslavo pavojingas ir klaidingas doktrinas, jis pasitelkė iškalbą ir rabinų logiką. Bet Stepono asmenyje jis sutiko tą, kuris turėjo pilną supratimą Dievo tikslo, skelbiant Evangeliją kitoms tautoms. Žiauriuose aplink save susirinkusių veiduose kalinys skaitė savo likimą, tačiau jis nepalūžo. Jame buvo išnykusi mirties baimė, jam nekėlė baimės įtūžę kunigai ir jaudrinta minia. Visa tai nublanko jo regėjimo šviesoje. Jis regėjo atvertus dangaus vartus, pro juos jis matė Dievo buveinę šlovę ir Kristų, tarytum ką tik atsistojusi nuo sosto, pasiruošusi padėti savo tarnui. Kiekviename amžiuje Dievo išrinkti žinianešiai buvo niekinami ir persekiojami, tačiau per jų sielvartą sklido Dievo pažinimas. Kada kilnus ir iškalbingas Steponas buvo mirtinai užmėtytas akmenimis, Evangelijos darbas nepatyrė netekties. Dangaus šviesa, apšvietusi jo veidą, dieviška užuojauta, ištarta jo priešmirtinėje maldoje, buvo lyg aštrios įtikinimo strėlės fanatiškam Sinedriono nariui, kuris stovėjo šalia Sauliui persekiojančiam fariziejui, vėliau tapusiam rinktiniu indu, nešti Kristaus vardą pagonims, karaliams ir Izraelio vaikams. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.